Sveiki. Važiuojam su Davin knygs apžvalga. Still like an artist. Vok kaip artistas, kaip kūrėjas. Taip išsiverstų mane, bet palikiam anglų. Still like an artist. Ta knyga ir tiesiog labiau taikyta, sakykime, kokiems kūrybiškiams žmonėm, kūrėjam. Bet aš galėčiau drįsti teikti, kad mes visi esam kažkokie kūrėja, mes visi esam kūrybiški, tai manau, ta knyga tikrai tinka visiems. Still like an artist ir panašiai apie tų, kad šiam pasaulyje nieko nebė originalaus. Viskas yra iš tam tikrų idėjų nukopijuota ir sudėta į vieną, įkėta, perkurta, patobulinta ir taip toliau. Nėra nieko kažkokio tokio tobulaus, originalaus dalyką. Ir tų knygų ir labai daug aprašyta praktinių patarimų, kaip, sakykime, gali kažko pamatyti, tų dalyką patobulinti palei savį ir sukurti dar įdomesnį dalyką. Sakykime, mane, kad ir norėtum kokį namą, kada nors įsirengti. Tau nebūtina vien tik tas kopijuoti. Tu gali kažką pamatyti, tokį ir tokį dizainą, patobulinti palei savį ir pasidaryti dar įdomesnį dizainą. Sakykime, tu gali perklausyti kažkokį dainą, nebūtina nukopijuoti, gal paimti kelias mintis iš tos dainos, perdainuoti palei save, pritaikyti prie tos dainos savo patirtis, išgyvenimus ir tu gali sukurti dar kažkokį įdomesnį dainą. Ir nikados nereikia ten gėdytis, kad pasiėmė įkvėpėjimą iš kažkokį kietą kūriniaus, iš kažkokį kietą žmogaus sukurtą dalyką. Ir daudama daug patarimų, kad, sakykime, mes dabar visi turėjom telefonus, mes galim į tus nautus kažkur užsirašyti, bet autorius sako, kad ir gana naudinga, kaip kai kurie kūrėjai, kad nešiojas kokį užrašų knygutį, kad tu galėtum užrašyti kokį nors savo idėją, kad rakelst tau spontanišką. Dabar aš, pavyzdžiui, lipu į kalnus, aš savo pasąmonę, savo galvelę turiu kažkoks mintis, kad kuri savo kažkokį verslą ir man ten kelst kokį mintis, kad galėčiau savo produktą taip ir taip pareklamuoti, kažkur išreklamuoti. Ir iš karto aš užsirašau. Ir taip aš per kokį mėnesį, man kokius 4 kartus kelsta toks idėjas ir aš visas būnu užsirašęs ir aš paskiau galiu tas idėjas plėtuoti. Tai autorius to romini, kad reikia pagauti tas idėjas, o ne tiesiog pagalvoja, 5 minutės praeitų, užmirša ir viskas. Taip ir nenaudinga. Ir tu daug prarandi. Ir visados reikia leisti savo pailsėti. Sak, kūrybiniams žmonėms, tiem žmonėms gal katriems ypač darbsi susijęs su kūryba, reikia nori nenori skirti laisvą laiką, tiesiog daryti nieką. Sakykime, važiuoju autobus ar važiuoju su mašina, į kartas netgi muzikas nesiklausyti, tiesiog važiuoti, ar eit pasivakščioti, tiesiog muzikas nesiklausyti ir leisti savį grina tep žvalgytis, ilsėtis ir sak, kad tu te biškil atsikrauni, leidi savo pailsėti, savo smegenim biškil, tau vis tik kažką pasąmonį veik. Ir tau ta pasąmonė, gal kokį sprendėjim išmesti. Kodėl, daug išradėjų, sakykime, labai pavargdavau, niek nebesugalvodavau, ką reikia išspręsti tam ir tikrą problemą ar tam tikrą sprendinį. Ani nueidavau pamiegoti, rytmetį atsikeldavau, ir išspręsdavau tau kažkokį problemą, nes ani meigodam jau dirba, anu smegenys dirba tos problemas, anu pasąmonė ir ani jau būdavo pailsėjai. Tai reikia poilsios, reikia smegenims poilsios, reikia tokios gamtos atsikrauti, biškėl pailsėti. Nes jei tu vien tik tas vara, tas nėra gera. Aišku, mums gyvenime visko būna, kartais reikia varyti ir dar ir nebelaik pailsėti. Bet omeny tu galim turėti. Paprasčiausia, vietoj to, kad kartais gal skrolinam ten valandą, kur galim tiesiog neskrolinti. Geriau ir neskrolinti. Kartais geriau pažiūrėti į vieną tašką, niek nedaryti ir leisti biškėlį pailsėti smegenim. Ir tada savaime tas kūrybingoms atsigauna.
tu nebesi toks išsiekis. Labai paprasta analogija, ne kaip su sportu. Kartas reik, 2 dienas niek neveikt, kad 3 dieną būtum gyvybingesnis, ne, sportiškesnis, greitesnis, toks sprokstams, toks, kad būtų tos energijos tos. Tai ir su smegenim panašiai. Ir taip, irgi patara autorius, kad reik imtis įkvėpimą iš daug, sakykime, panašių kūrėjų. Sakykime, tu esi koks knygų rašytos, ne? Reik stengtis panašių rašytojų knygų paskaityti. Esi, sakykime, koks statybininkas, apdailininkas, mūrininkas. Tai ir pasiduom daugiau įdomesnių tokių dalykų. Apsupi savim tas dalykas. Ir kadangi tu esi unikali asmenybė, tu išsais kažkokį tu kūrybinį darbą perteik. Tas darbas gaunas unikalesnis, jis gaunas tavo, bet nesvarbu, kad tu jis biškelį nukopijais iš kažko. Tai va, still like an artist, gali vieną detalį pavokti iš vienos veids, iš kitos veids, pridėti savo detalį ir gauni kažko naujo, kažko įdomesnį ir neregėdytis dėl to. Taip to knygų rašo. Mano nuomonė, aš sutinku, kad šiam pasaulyje nebeniek originalaus. Tai va, aš manau, kad šiam pasaulyje nelabai padarys kažko originalaus ir nie kartas bijoti kažko paimti, patobulinti, padaryti paleisai, ypač, kad viskas labai greit keitas ir naujojus atein ir still like an artist. Bišk paim iš ten, įdėt savo, sukuri, pardaudi ar kažko toik čia ir su produktu, ir su kažkokiu tep dėl sais dalyko. Tai va, toik ta knyga, Still like an artist. Rekomenduoju, labai trumpą knygą, labai lengva paskaityti, paklausyti. Laikykitės, būkit stipri ir būkit kūrybingi. To reik gyvenime labai daug. Iki.